Sveikos svarstyklės. Taigi sulaukėme pirmos gruodžio savaitės ir kas jūsų laukia. Bet kaip visada prašau, pirmą spauskite patinka ir prenumeruokit kanalą, o kurie norite asmeninių konsultacijų, rašykite į Messengerį, nes WhatsAppas mano visiškai nebeveikia, nežinau kodėl. Taigi, ši savaitė nusimato tokia lėtos sėkmės, bet į viršų, į sėkmę periodas, kai mes turėsime labai daug įdomių dalykų. Pirmiausia, jūs sulauksite gerų žinių dėl darbo ir veiklos. Ir tie, kurie einate ieškoti naujų pareigų, didesnės algos arba šiaip ieškote darbo, jau ledai pajudės. Ypatingai, jeigu prieš tai jums ilgesnį laiką nesisekė. Taigi šią savaitę ieškoti naujos veiklos arba bendrai ieškoti darbo, pavyzdžiui, po dekretinių, ar po kokios ten ilgesnės kelionės, ar tiesiog jau grįžote į Lietuvą ilgesniam laikui gyventi, tai yra pats tas. Taigi, taip pat neužmirškite, kad jums ši savaitė yra tokia labai kilni, kad jūs galite parodyti savo kilnumą. Taigi suteikti kažkam pagalbą, kažką pagloboti, kažką apkabinti, pasakyti gerą žodį, tas labai jums ateityje atsilieps į gerą pusę ir galite gauti likimo dovanų, nes kaip bebūtų, ką pasėsi, tą ir pjausi. Dabar dėl fizinio aktyvumo reikia būti atsargesniems, nes galimos visokios smulkios traumos, todėl ten lakstyti, ypatingai jeigu jau pas jūs Lietuvoje pasnigę, tai geriau to nedaryti, nes visokie tokie smulkus nesusipratimai tikrai galimi. Na, meilės reikalėliai irgi tokie vidutiniški, netgi ir labai mylimas žmogus gali jūs nervinti. Ir todėl, iš tikrųjų taip ir būna, nes mes savo vaikus irgi be proto mylim, bet jie kartais mus tikrai varo iš proto. Tai vat ir su mylimaisiais ar mylimosiomis bus tas pats, kad atrodo, kiek bemylėtum, bet vis tiek viskas šiek tiek gali sukelti įtampą dėl nesusišnekėjimo. Lygiai tas pats gali būti ir su tėveliais, nes jeigu jūsų tėveliai yra gana kategoriški, gana tokie mėgstantis paauklėti, galite irgi turėti stresą šiokį tokį, dėl to, kad tėveliai jums nori gero. Bet šiaip yra viskas labai neblogai, gera savaitė, taigi būkite sveiki, laimingi ir turtingi. Iki kitos savaitės. Ate.